Sveiki visi. Taigi, artėja šventinis žolinis savaitgalis, tad ir aptarsime, kokie orai šį savaitgalį mūsų laukia. Tai šiandien penktadienį tikrai turėjome gražią dieną ir kaip matom, virš visos vidurio ir pietų, taip pat Europos irgi yra šiuo metu aukšto slėgio sistema, kuri daugelį valstybių lemia giedrą dangų. Taip pat ir Lietuvoje, jos šiaurinė dalis irgi mūsų orus lemia, tačiau vis dar yra kiek į šiaurės rytus tolstančio ciklono įtaka, tad tokių žemesnių debesų buvo rytinėje Lietuvos pusėje. Na, o kitose regionuose daugiausiai tas dangus išliko mažai debesuotas arba visai giedras. Ir dar kelios žemos slėgio sistemos yra kiek labiau į vakarus nuo Lietuvos. Kol kas jos mūsų orams įtakos neturės, tačiau panašu, kad jau sekmadienį pradės būtent priartėjusios šios žemos slėgio sistemos orus pas mus keisti. Tai šis vakaras po gražios tokios daug kur ir saulėtos dienos irgi bus labai gražus, mažai debesuotas ir žinoma sausas. Temperatūra, ims į vakarą kristi, tačiau vis tiek nebus dar ji labai žema, net ir temstant. Taip pat visai turėtų jau vakarop nurimti ir vėjas. O ateinančią naktį, šeštadienio naktį, situacija išlieka irgi labai panašiai. Aukštas slėgio sritis kiek į pietryčius nuo Lietuvos laikysis. Ir daug kur dangus tikrai bus mažai debesuotas, pietinėje pusėje ir visai giedras. Šiek tiek tik tai nuo šiauriaus lenkančio, čia net nelabai matosi, šiauriaus lenkančio šiltojo atmosferos fronto debesų, būtent šiaurinės rajonuose ir bus, bet jie tokie bus tikrai aukšti ir lietaus Lietuvoje neatneš. Nurims visiškai ir vėjas, ir temperatūra jau bus šiek tiek aukštesnė lyginant su praėjusiamis naktimis, pažemės iki 10–15 laipsnių šilumos. Na vėlgi, pajūrio regione ten vis dar yra šildomas jūros poveikis, tai ten bus aukštesnė 16–18 laipsnių temperatūra. Po gražaus šeštadienio ryto išauš ir tikrai graži ir daug kur saulėta šeštadienio diena. Tai kaip matom, vėlgi aukštas slėgio sistema lieka į pietryčius nuo Lietuvos. Ciklonas vis dar yra virš Skandinavijos ir mūsų regiono nepasiekia, tad diena daug kur bus giedra, tik tai šiaurinės rajonuose tokių aukštai plaukiančių, bet saulės tikrai lengvai peršviečiamų debesų bus, tačiau iš jų tikrai lietaus nesulauksime, tad tokia daugiausiai giedra, sausa diena numatoma Lietuvoje. Nebus stiprus ir pietvakarių pietų krypties vėjas, iki vidutinio stiprumo tik tai sustiprės. Ir į Lietuvą šiuo vakariniu anticiklono kraštu keliauja šiltas oras, todėl temperatūra šeštadienio dieną jau pakils ir iki 25–30 laipsnių. Sekmadienis, irgi dar tokio ramaus šeštadienio vakaro, sekmadienio naktį jau prie Lietuvos priartės permainos. Tai artėjant žemo slėgio sričiai, link Lietuvos artinsis ir šaltojo atmosferos fronto debesų zona. Tad iki ryto jie jau apims vakarinius šalies rajonus, bet debesuotumas jau didesnėje šalies dalyje didės. Tiesa, rytiniuose rajonuose vis dar ilgiausiai sulaikys tas giedras dangus. O ryto valandomis jau bus vakariniai rajonai apimti tokio daugiausia trumpalaikio lietaus. Vis dar išliks nestiprus ir vėjas, daugiausia pietų pietvakarių krypties. Na, o temperatūra bus aukšta, nes padaugėjus debesų ir vis dar virš Lietuvos laikanti šilta oro masė, ji nekris žemiau 14–19 laipsnių. Sekmadienio dieną šis atmosferos frontas toliau keliaus per šalį ir iki vakaro jau baigs savo kelionę mūsų regione. Tad daugelį rajonų turėtų trumpai palyti, antroje dienos pusėje jau lietus bus šiek tiek ir aktyvesnis, tad vietomis sugriaudės ir perkūnija. Labiau jį tikėtina būtent rytinėse šalies rajonuose, nes čia tas lietus bus ir šiek tiek aktyvesnis. Stiprės jau pietvakarių vakarų krypties vėjas ir ypač antroje dienos pusėje pajūrio regione turėtų gūsiai pasiekti ir 16 m/s. Na ir šis frontas jau po truputį tą didesnę šilumą iš mūsų regiono išstuminės. Tad daugelį šalies rajonų sekmadienio dieną sušils jau iki 19–24 laipsnių. Na, šiek tiek tik tai pačiose rytinėse rajonuose, kol dar tas lietus šios regionus pasieks, bus laipsnių kitų aukštesnė temperatūra iki 25–28 laipsnių. Na ir kitos savaitės pradžioje panašu, kad žemos slėgio sritis ir toliau valdys orus mūsų regione, tad debesų bus daugiau, naktis labai šaltas nebus, temperatūra laikysis tarp 10–15 laipsnių šilumos, tačiau dienomis vėsa pasijaus labiau, nes jau neturėtų šilti daugiau 18–23 laipsnių.